Hei, jau, blemba, noriu truputėlį parodyti savo atnaujinimą moduką. Net ne modifikacija, tiesiog truputėlį pasigerinau savo darbo kokybę, galbūt pavadinsiu. Ir šią parodys truputėlį geresnį dalykėlį, kon galiu ant to šūdiną vokišką daiktą uždėti. Tai iš tikrųjų prabanga. Patrons B16. Tai kol ieškojau, tiesiog susiaiškinau, kad tai toks modelis, būtent to patroną buvo originalus, tai žiaurus triperis, man, nežinau, bais net va, kai jį nugriaušts. Kai aš nulaik turiu, blemba, jaučiu kokį 4 metą. Jo, nes 2020 metais aš anon pirkau kažkas apie Liepas ar birželį mėnesį. Tam tarp kažkas tai. Vasarą, ant vasaras taip aš nusipirkau. Tai per 4 metus aš čia sudrožiau galvą ir aišku, aš visą laiką stengdavaus, ta prasme, kaip yra, nes tas grybiškas raktas, va, čia tipo, visą laiką stengdavaus tepštas, laužt, kuo daugiau, kad čia kontaktaut gerai, nes aš žinau, turiu patirties, kad tos galvas, anos žiaurė nelaik. Ir aš nuvaręs ir į tavo turgų. Sakau, nuvariau čia pas Veiną, pas Antrą, pas Veiną nuvariau, mačiau tiesiog va tokių šitas aitemų turėjus, tokios pačios dėžutės gražios, nežinau kaip pasakyti, ar čia gražiai, negražiai tas spalva, bet akia patrauk dėmesį iš karto. Tai ten tekinimo įrankės visokias, tulsas, netulsas, tiesiog tekinimo peilės visokias, ten labai platė. Ten per 40 metų amžiaus žmogeliuks prekiaujant tokį leisą sudėjimą. Jeigu kada nors kas nors norėtų ten tokių įrankių savo pasigriebti. O čia aš pirkau iš AliExpressą, nes pas sekančią bočiaus ten tokį nuėjau seneliuks, ten tekinimas staklių, visokių staklynų, variklių, huinių, tokių blemba, metalo, apdirbimo galbūt, ten visokių įrankių turint. Vienu žodžiu, man pasakė, tau neapsimokso, gera galva, sako, raktą terek tau prilaužti viršų, sakau, kad aš jau prilaužė, sakau, man niek nebepadėd, sakau, aš noriu atsinaujinti, sakau, man reik kažko įvatuokį. Net ir kitam sekmadienio atsivešu. Bet sako, tau apsimok 15 eurų leistų už tokį patroną, už vatuokį, sakau, aš nebenoriu tokį, aš noriu geriau. Ten aš net nebeprisimenu ir nebenoriu prisiminti apie sapalionį, seksualinių fantazijų. Ir sakau, čiurts. Tai pasidomėjau biškelį, pasižiūrėjau Lietuvo tokią galvą, 2-5 eurą, kaip sušlaps, kad ir per galvą būčiau gavęs. Užsisakiau, išsiaiškinau, kad čia būtent B16 modelis, tai čia dabar šį vakarą nusimdams šią akimirką, tai ir B16 žiūriu ir opa, viskas čiki-piki. Ir kol čia laukiau iš kiniečių, man suvaikščio, aš nežinau, kokius 2 savaitės gal sutruko į viskas. Man žiaurę graciuntė nesuvaikščio iš AliExpresso. Tai buvau tokį šitą susimetęs, čia irgi yra nuo Parkside'iniaus graštą. Tokį principą graštą. Tai man sudegi betoną be maišant, cementą lyginamai sluoksnį. Man rozda gal plitelį kuliais kažkada maišiau prieš 2 metus, o gal prieš 3. Tai vienu žodžiu sudegi, tai priejau išvads, galvoju, kol palauksiu to patroną prabangaus, užsimesu tokį gaidžiuksą. Tai man čia eiktų, aš čia ką grįžiau, man ta prasme, per tokį junginį, man tas graštelis tepštas, bum, mušims, kai gavos, susmarys, sakau, nesąmon kratinys. Tai čia prie to pačio buvo pridėts komplekte toks perėjams patronui
pajungti. Čia yra būtent iš MT2, čia tam vienam gali yra sriegis, kaip galim matyti, o kitam gali yra B16 tas ten galys į konusą sueinantis. Tai čia pradžia nuo 14 kažkiek ten mylų ir baigas tas gals plačiau, tai 15,8 mm. Nu, standartiška, ta prasme, nes tokie, dar prikols, bet nerizikovau, aš iš tikrųjų galvojau, nu, tipo iki 16 mylų, kad patrons būtų, bet tai ten irgi tipo B16, aš labai dvejojau dėl to, kad galbūt bus pamauta mano, pamauts man pasitikėjims ant tų skaičių, tipo, žinai, nusipirksi tokią, ant tos pačios skylės, bet bus, karoči, ta skylė didesnė, man, karoči, reikėjo adapterių, bet, nu, neprikols, buvau, mačiau irgi, skaitos ant tos ašelės susimautų tokį vos ne kaip lieka, nu, adapteris, nu, C formas, būtent irgi konusą, visas su kaip ir 2 mm prieaugiu, kad galėtum ten B18, man rodos, užsikabinti. Nu, nežinau, gal kada nors, bet nes tą galvą realią, aš dabar nepasakysiu iš tikrųjų tiksliai, galbūt parašysiu gal komentarus, nežinau, jeigu būtų kažkam nors, galėčiau įmesti iš tikrųjų kur prikalt, tai čia kiek aš skrolinau, kiek čekinau, žiūrėjau, domėjaus, tai principe ta kaina buvo pigiausia, už kurią aš paėmiau. Ten tikrai nepasakys, gal 2 eurą, ar ten 20, nežinau, nes ir siuntims kainavo prie to pačio, nes realiai, sakau, aš primečiau taip, kad aš Lietuvo būčiau sumokėjęs dar daugiau, su visų siuntimu net. Nes Lietuvo be siuntimo čia paslaugų, sakau, 25 eurą. Ir ne kokiam stokeriai, o kažkokiam ten vėl nekasdieniškam reikalui. Tas svetainė buvo tokia nematyti, nežinau. Nu, ką žinau, aš kai mėgstu palaukti, aš esu kantrus, tai paprasčiausiai paėmiau ir užsisakiau, pabandžiau. Žiūriu, kad yra čia belekiek zajabys. Taip, va, aštriai pasakysiu zajabys, nes tam triperiau iš tikrųjų, tai čia per prabangų net. Dar norėčiau pademonstruoti ką pansen, nes iš tikrųjų ir, ta prasme, ašinis klibėjams tai ir, nu, nesąmoningas. Nežinau, kiek čia matysis aš per kamerą, bet man žiauriai nepatinka, pavyzdžiui, greičiaus reguliavimas. Nu, tas reguliavimas kaip reguliavimas, bet ką pansa grėžim metu, tai būtent tokių pagreitėjimą. Ta prasme, aš suprantu, kad turėtų tai būti, bet ne anteik vizualią pastebimą, nes turėtų būti išlaikomas apsukas stabilės, maždaug nustatenė ten kažkoks, nu aš net netikiu, čia ir va, pastatysiu ant štuką 340 abarot ir tipo teik laik, čia karoči vapšė pūlė. Nu, dar netur to skaičiuotuvą, kur uždėjo baltą tašką skaičiuot. Vienu žodžiu, tai čia ir sapaliuojant, tai aš daug maž pademonstruosiu. Kaukiams tai nesąmoningas, iš tikrųjų, nes čia reduktorius yra plastikinės krumplės, man rodos. Bijau pamalot, nes aš tas patys metas, kaip aš nusipirkau, man biški prireikė funkcijas, tai kad į kitą pusę suktaus. Dabar neprisiminsiu, nes jau tai tas patys metas, kai nusipirkau, perdariau, nu ką perdariau, tiesiog padariau, kad sukeistų ten polius rotorių. Čiung, nu, karoči, nebepasakysiu daug tikslę, nes tai seniai dariau ir vienu žodžiu, nu, užmiršau. Nu, taigi aš, blėt, ne robotuks, na.
Žiūrėk, čia gali kažko nekišti, tipo apsaugą. Eik tu savo, pirmsik pamačiau po taik metų. Tai vienu žodžiu, man nepatinka, tas va toks ką pasileid, niek nesakau, bet tas, kai, pristabdanė, ant pradėt bėgėtis iki begalybės. Tai čia būtų galima iš tikrųjų tom problemą išspręsti, iš tikrųjų tobulesnę schemą padaryti. Ton greičia, kaip sakyti, stabilizuots greits, kad būtų, ta prasme, kad nebūtų tokių nesąmoningų pagreitėjimų. Čia greičiausia įmanoma ir galbūt ištaisytom klaidą su to pačiu esama greičio reguliatorių. Tai, nes nėra stabilus toks tas, nepasakysiu vėl, nes aš biškį nuo elektronikos žiauriai nutolis, tai žiauriai. Primiršti man visi tie niuansą, tai ir toks nestabilus. Jeigu, sakykime, mane paėmė gręžti kokį metalą, ta prasme su knipeksiukas kokias tai pagrėbi, ta prasme nusujami laiką maždaug, įsitvėris, kad pasikišęs, aišku, po apačią kažko, kad nebūtų ten prie to čia ranką netelpman panašiai ten. Kuo teisiau ir vis tiek būntas toks, kad pagaun, pagrėb ir toks sustuo, kas į gerą, aš čia visai neperseniausiai dar šiemet gręždams biškį rimtesnius dalykėlius, tas, kai vapšė nebepasisuk variklis, tai išsijungant aplama. Visiškas sustuo ir gaunas nuo perkraus tiesiog sto iš karto veito. Tai kitas variants, kai grėžia, būna užsibėgėję belekiek, tas pagreitėjams nesąmonings ir pagreb daugiau metalą grėžimo metu ir užkabinti, visko neišplėščia tiesiog, jeigu kokį metalą jaustą kažkokį tai pridėjus laiką, jeigu su plikom rankom, tai čia būtų liūdnas mišis, nes arba nudaužtas bus gavęs tikrą per nagus, arba iš viso prispaustų, prispaudims, tai čia mažiausiai kas galėtų nutikti. Čia dar geras scenarijus, o tep tai žiauria, iš tikrųjų, man nelaba patinka. Čia labai grybiškas padaryts. Norėčiau kažkon tokių iš lietuviškų sovietinių laikų gamybos staklių. Grėžimą tos, kur būn su storu padu, ten špyžius, ten varstuotą galiu užsimest normalų, ta prasme, staklinį varstuotą. Ten labai puikiai, iš tikrųjų, tie usturto, kitai pizda, ten pasakiečia, aš ten biškį remontanam, tam grėžimų staklėm. Bet sakau, būtų baika, tai šiaip, sakau, bus matyti, kaip tas gręš. Aišku, čia bus man tai kaifs, iš viską ir kokybiškas patrons, nes iš tikrųjų daug geresnį, tau nereik sukt galvos, ten raktai iškuok, iš tikrųjų laik susitaup, čia sujami, čia bum suki. Easy peasy. Iš tikrųjų. Jo. Kad ir kas beiškuos, kas domiesas tokiu daiktų, patronų, tai iškart pasakau, čia yra modelis ant patroną, jeigu originalus patronas, tokios nesąmonės ypatinga, čia jau aišku, B16, nežinau, kaip ant padėklą padėti. Aš čia da veržlė tokį dedas, tipo, kad nori nusukti, numaut patroną šalin, bet aš nesu raganėjęs, pasimets kažkur, nežinau, tai čia vatau, kaip norėjau nusimti, tai panaudojau, šitokį mažą sijomniką. Labai gražiau, čia dabar temi, tai nebėr tos skylutės kiaura, tai uždaryta, ką. Galbūt su turbinki nupjaus aš. Kažkiek tai jau galbūt nebereks tų staklių iš vis, nes galbūt bus sugedus. Tikiuosi, kad nesuges, nes nenorėčiau, nes paskui nebeturėjau su kuo gręžti. Paskui reikės galvoti, iš kur man gauti kitas. Tai čia toks, sakau, iš AliExpreso pirkts daiktas, man patinkants labai, tikrai sutepts, belekiai, iš tikrųjų tepaliuką. Nežinau, kas tai per tepaliuks, bet labai reibus buvo. Ir tikrai, kaip saka, iš AliExpress labai šūds pareina, nieko gerą ten. Viskas ir nebeturiu šiukšlių kur mesti, viskas ir gera, tiesiog, reikim žiūrėti, ko renkėjais.
nebūk grybas ir išsirink normalų daiktą. Tai va, nežinau, sakau, žiūrėsiu, galbūt į komentarus įmėsiu nuorodą, iš kur aš pirkau. Gal čia ir yra tas CNC toolsai. Ir va, taip va. Gerai, пока, chebra.